Tokia keista kamera. Dviem akim. O kodėl taip? Na, pabandom pažiūrėti. Užklijuokim jam vieną akį. O, dar ir mirksi. Užklijuokim vieną akį. Pažiūrėsim, kas čia bus. Na va, ir kamera. Pusė vaizdo juodo. O visa esmė ta, kad įprastai kameros filmuoja 90 laipsnių kampų matymu. Tai vieną vaizdą mes turim palei sieną ir kitą tiek, kiek leidžia mus matyti kameros objektyvas. Tačiau šita kamera turi dvi akis, kaip matėme, todėl mes turėsime ir sekantį vaizdą. Tai einam, nuimsim lipduką. Einam pažiūrėt, ko čia nemirks. Na va, dabar matom platų labai vaizdą, matom 180 laipsnių kampu, nes šita kamera yra iš dviejų akių. Viena akis mato į tą pusę, kita akis mato į tą pusę. O kodėl mirgėjo? Mes esame nupiešę plotą, kuriame kamera ieško tik žmogaus tipo objekto. Jei papuola žmogus į šitą mūsų nupieštą kvadratą, kamera informuoja savo mirgalkę švyturėliu. Taip pat galim nupiešti dar vieną plotą, kad jau jeigu prie jo arti, tai įjungia ir mirgalkę, ir sireną gali paleisti. Taip pat per kamerą viską girdim ir galim pasakyti atgal. Puikus sprendimas, kam reikia plataus matymo kampo.